Taigi, asociacija Veda gamina produktus skirtus sveikatos atkūrimui ir išsaugojimui. O jie geri? Kodėl duoda tokius fantastiškus rezultatus? Išsiaiškinkime. Visų pirma, visi produktai sukurti remiantis rytų kultūros sveikatos palaikymo principų Janssen, kuris išvertus į lietuvių kalbą reiškia gyvenimo puoselėjimą. Tai reiškia, kad žmogus nėra skaidomas į dalis tyrimams ir gydymui, nesiekiama nustatyti diagnozės, o organizmas vertinamas kaip visuma, veikiama kompleksiškai, randamas disbalansas ir pašalinama priežastis. Rytų medicinoje dirbama ligų atsiradimo priežasčių, o ne simptomų lygyje. Simptomai išnyksta savaime. Taigi, Veda produktai turi sisteminį poveikį. Ji tuo pačiu metu reguliuoja visus gyvybinius procesus organizme, padeda jam įsivalyti ir maitina. Žinoma, kiekvienas produktas turi savo akcentus. Visi mes žinome, kad yra daugybė veiksnių, kurie griauna mūsų sveikatą. Ir be abejo galima priskirti mūsų ekologiją. Čia galima priskirti genetiką, paveldimumą. Čia galima priskirti daugybę streso veiksnių. Žinoma, daugybė įvairių spinduliuočių, kuriomis esame apsupti kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Čia galima priskirti farmakologinių preparatų šalutinius reiškinius, kuriuos vartojame dideliais kiekiais. Ir žinoma, mūsų įpročiai, mūsų gyvenimo būdas. Tai, kuo mes patys sąmoningai ar nesąmoningai griauname savo sveikatą. Taigi, į ką mes galime paveikti? Iš visų šių veiksnių, ką mes galime koreguoti, ką mes galime kontroliuoti ir gerinti? Ir jei, draugai, jūs apie tai pagalvosite, giliai pamąstysite šią temą, tai prieisite prie tokios pačios išvados kaip ir aš. Mes galime su jumis kontroliuoti be abejo mūsų mitybą. Mūsų gyvenimo būdą, tai yra mūsų įpročius, mūsų elgesį. Ir mūsų psichologinę būseną. Taip, tai žinoma sudėtingiau, bet vis dėlto tai įmanoma. Ir būtent šiuose trijose srityse asociacija Veda ir dirba. O kaip jūs manote, kurią iš šių trijų sričių žmogui lengviausia kontroliuoti? Manau, kad mes su jumis sutarsime. Ir suprasime, kad tai žinoma yra mityba. Pažiūrėkime, ką Veda siūlo šioje srityje. Iškart pasakysiu, kad mes neturime atskirų produktų konkretiems organams, kepenims, inkstams, galvai, kauliniam audiniui, sąnarių audiniui. Yra ląstelinė mityba visam organizmui apskritai. Janssen kultūra rekomenduoja laikyti sistemos reguliavimas, valymas, atstatymas, siekiant efektyviausio ir patogiausio sveikatos atstatymo, taip pat rezultatų stabilizavimą. Janssen mitybos produktų pagrindą sudaro aukščiausios rūšies grybų ir vaistinių žolelių rinkinys iš tradicinės kinų medicinos, tačiau iš tikrųjų ne tik kinų, bet ir visos rytų medicinos. Produktai iš serijos reguliavimas. Eliksiras Fuhol. Stipriausias bioenergetinis imunoreguliatorius, kurio pagrindą sudaro skystas kordycepsas. Lingži kapsulės smegenų kraujotakos atkūrimui. Mes sakome, kad jos reikalingos visiems, kas turi smegenis. Šie produktai stabilizuoja imunitetą, stabdo navikų vystymąsi ir suteikia organizmui energijos, taip reikalingos valymui ir atkūrimui. Ir kai ši energija atsiranda organizme, tada galime pereiti į valymo etapą, nebijodami stiprių paūmėjimų. Produktai iš serijos valymas. Eliksiras Sanchim, pagrindinis šios serijos produktas.
Tai ląstelių valymas, vidaus organų ir gleivinių vientisumo atkūrimas. Rožių pasta atkuria mūsų žarnyno mikrobiomą. Tai maistas mūsų natūraliai bifidoflorai, bet būtent mūsų natūrali bifidoflora daug gimtusi. Arbata liuvei valo organizmą nuo druskų ir reguliuoja kraujospūdį. Detoksikacijos kompleksas idealas vienas. Tai galingas organizmo iškrovimas ir valymas per vieną dieną. Ir visų pirma, tai žarnyno valymas, visų jo skyrių. Ir būtent nuo to prasideda valymo etapas. Jei norime, kad valymas būtų efektyvus, pirmiausia reikia sutvarkyti žarnyną ir tik tada užsiimti kitais organais. Lupšenfu. Šias kapsules vadiname auksiniu krauju. Išplauna trombus, atkuria kraujo ir kraujagyslių kokybę. Ir šis produktas skirtas ilgalaikiam naudojimui. Pasta Tsingtang mažina riebalų kiekį kraujyje, saugo kepenis, normalizuoja virškinimą, mažina patinimus ir podagros simptomus. Šventa vieta tuščia nebūna. Ir kai mes atlikome organizmo valymą, ląstelių lygių prasminga. Pripildyti mūsų ląstelės maistu, kokybišku maistu. Ir mes pereiname prie atkūrimo serijos produktų. Pagrindinis. Šios serijos produktas eliksiras 3 brangenybės. Tai stiprybė mūsų šlapimo, kvėpavimo sistemų ir judėjimo aparato. Čia labai stipri sudėti su aukšta koncentracija, o šio eliksyro pagrindą sudaro taip pat aukščiausios kokybės grybas kordycepsas, tik didesnėje koncentracijoje nei eliksirek-hol. Žemamolekulinis. Sojos peptidas – tai peptidinis maistas, kuris suteikia sveiką statybinę medžiagą naujoms ląstelėms mūsų organizme, naujoms neuroninėms jungtims. Mineralinis kompleksas – kalcis, geležis, cinkas, selenas. Maitina mūsų ląstelės viskuo – būtimu, sveikai gyvybiniai veiklai. Spirulina – žalias šarminis, maisto produktas, turtingas makro ir mikroelementų, vitaminų ir aminorūgščių kompleksas, normalizuoja medžiagų apykaitą, bei šarmina, skystą aplinką prie atkuriamosios mitybos. Taip pat priskiriama ženšenio ir citrinžolės tinktūra, ženšenis ir citrinžolė. Tai sutvarkys mūsų bioritmus. Šis produktas bus įvertintas žmonės su hormoniniais sutrikimais ir nervų sistemos sutrikimais. Baltyminė mityba tai svorio mažinimas neprarandant raumenų masės. Kava su kolageno peptidais ir kordycepsu ne tik suteiks malonumą tiems, kurie mėgsta gerti kavą, bet ir padės sustiprinti organizmo imuninę apsaugą, atkurti odos ir kaulų audinių sveikatą. O ledinukai su spirulina puikiai drėkina mūsų gerklę, neutralizuoja dirginimą, atgaivina mūsų kvėpavimą ir dezinfekuoja gleivinę. Be mitybos, kuri veikia organizmą iš vidaus, įmonė gamina produkciją, kuri veikia iš išorės. Sutikite tai protingą ir efektyvų atkurti organizmą vienu metu iš visų pusių. Ir mes pereiname prie Janšen elgesio, tai yra mūsų gyvenimo būdo korekcijos. Čia pagrinde šios produkcijos pagrindas yra mikrocirkuliacijos atkūrimo, atstatymo procesai, energetinių kanalų pralaidumo. Serija funkcinis tekstilė. Farado terapiniai diržai pagrįsti infraraudonųjų spindulių spinduliavimu, mikrocirkuliacijos stiprinimui, atsikratymui, nuo skausmo, patinimų ir sustingimo, ir jų veikimas sinergiškai sustiprina šildantį pelyno rinkinį, kuris beje gali būti naudojamas ir atskirai nuo diržų. Lygiai taip pat, kaip diržai gali būti naudojami be pelyno rinkinio. Tačiau kartu jie, žinoma, sustiprina vienas kito veikimą. Sveiko miego sistema skirta atkurti mūsų kapiliarinę sistemą naktį, kol mes miegame.
Beje, dabar šio komplekto elementus galima užsisakyti ir atskirai, o ne tik viename komplekte. Energetinis šalis. Jis atkuria sveiką šilumos ir energijos mainus. Be to, jis turi įdomią funkciją. Žiemą jis šildo, vasarą jis suteikia vėsą. Norint pasiekti ligų atsiradimo priežastis, ligų ir dirbti su jomis, o ne tik su simptomais. Asociacija Veda siūlo sveikatinimo įrangą. Pagrindinis produktas – bioenergomasažuoklis. Jis skirtas atkurti energijos kanalų pralaidumą žmogaus kūne. Nėra sąstingio, nėra skausmo. Be mikrosrovių. Čia yra lazeriniai ir vakuuminiai angaliai su galimybė šildyti. Tai organizmo valymas nuo toksinų ir patogeninių veiksnių. Taip pat darbas su limfinė sistema, visos BEM eksploatacinės medžiagos. Yra pirštinės, masažinis kremas, energetinis kremas. Taip pat žinoma yra įmonėje ir juos be abejo galima ir reikia įsigyti. Inovatyvus prietaisas Juntun. Prietaisas 21 amžiaus. Padeda išvalyti ir atkurti organizmą, padidinti gyvybingumą visame kūne per mūsų pėdas. O pėdos laikomos rytuose antroji žmogaus širdis. Ant jų yra visų organų ir sistemų projekcinės zonos. Ir tai yra tinginių svajonė. Tiesiog sėdėti ir tuo pačiu atkurti savo sveikatą. Išmanusis laikrodis leidžia kontroliuoti savo fizinį aktyvumą ir tuo pačiu, beje, paversti fizinį aktyvumą į pinigus. Mini sauna Bagva. Tai globalus mikrocirkuliacijos stiprinimas visame organizme ir patogeninių šalčio, vėjo ir drėgmės faktorių pašalinimas iš vidaus organų. Ši sauna tilps net ir mažiausiame bute, nes yra sulankstomas ir padės pagerinti savijautą su malonumu ir komfortu. O vandenilio strypas leis kovoti su senėjimu iš vidaus, prisotindamas vandenį. Vandenilis. Aukščiausias unikalus Veda asociacijos produktas yra ląstelių aktyvatorius. Tai jūsų šansas išlaisvinti savo kūną nuo sustingusių procesų ir jį pažadinti, miegančias ląsteles ir priversti jas veikti sveikų režimu. O korekciniai vidpadžiai su jonais atkuria sveiką pėdos skliautą ir kūno ašinę pusiausvyrą. Infraraudonųjų spindulių ir magnetinė terapija veikia visų organų ir sistemų projekcinės zonas, kurios atsispindi mūsų pėdose. Aukštųjų technologijų. Akiniai suaugusiems ir vaikams leidžia apsaugoti akis nuo įvairių spindulių poveikio. Įrenginių, kuriais prisotintas mūsų gyvenimas. O grafeno rėmeliai šių akinių prisotina oro jonais, lėtindami senėjimo procesus. Jei kontroliuoti savo mitybą ir gyvenimo būdą mes reguliariai vis dėlto kažkaip stengiamės. Mums bent jau aišku, kaip tai daryti. Tai išlaikyti pusiausvyrą savo psichoemociniai. Būsenai yra daug sudėtingiau. Iš esmės, kalbama apie priėmimą, meilę ir pagarbą santykiuose, su savimi, su kitais žmonėmis ir su pasauliu apskritai. Ir asociacija Veda siūlo pakeisti situaciją, pradėjus rūpinti savimi, skirti savo laiko, girti ir mylėti save tokius, kokie esame. Tai ypač taikoma mūsų mylimoms moterims. Ir mieloms damoms asociacija Veda siūlo moterų serijos produktus. Antibakterinis. Gelis ir įklotai su anodais leidžia atkurti ir palaikyti moterų reprodukcinę sistemos sveikatą, bet kuriame amžiuje normalizuoti hormoninį foną. Beje, mūsų įklotais naudojasi ne tik moterys, bet ir vyrai, nes mūsų įklotuose yra anodiniai lustai, kuriuos galima sėkmingai išimti ir naudoti bet kurioje vietoje. Organizmui reikia pagalbos. Taip pat
Lengva pagerinti mūsų išvaizdos kokybę įvairiomis veiksmingomis ir natūraliomis priemonėmis. Dantų pasta su pelynu užtikrina dantų ir visos burnos ertmės sveikatą. Liftingo purškalas drėkina, lygina ir stangrina odą. Gelis intymiai higienai padės mums jaustis patogiai, bet kokiomis sąlygomis. Na, o atjauninanti kaukė su liftingo efektu yra naujiena 2025 metų. Suteikia mums kompleksinę priežiūrą ir odos atstatymą ląstelių lygių. Mano draugai Veda asociacijos asortimentas yra dinamiškas. Nuolat atsiranda naujų pasiūlymų įdomių kūrinių, nes pagrindinis Veda tikslas – užtikrinti efektyvų sveikatos verslo platformos darbą, pripildant ją unikaliomis prekėmis puikiai savijautai ir ilgaamžiškumui. Ši apžvalga nenumatė detalaus pasakojimo apie kiekvieną produktą. Tai galima daryti valandomis, o jums tikriausiai įdomu patiems išbandyti vidpadžius, apsilankyti saunoje, atlikti bioenergetinės reguliacijos seansą, nešioti mūsų nuostabius akinius su grafeno rėmeliais ir tada mėgaujantis puodeliu unikalaus arbatos ar kavos su kordycepsu. Pajusti savo pirmuosius rezultatus. Manau, kad esu teisi. Jei jums įdomu, kaip visa tai veikia, KIP veikia, jei norite susipažinti su senoviniais receptais ir naujausiamis technologijomis, išbandyti mūsų produkciją, išanalizuoti rezultatus ir rekomendacijas, ateikite pas mus į biurą, į sveikatos klubus. Jums tikrai patiks. Prisijunkite.